Jūs sveikina astrologė Rima. Venera per žuvis keliaus nuo sausio 27 dienos iki vasario 20 dienos. Venera įžengia į žuvis, kuriuose ji egzaltuoja. Tai geriausia ir stipriausia meilės planetos Veneros padėtis visame zodiake. Jie čia gali atskleisti visą savo meilės jėgą. Šio Veneros per žuvis periodu galime patirti tuos nuostabius jausmus, kurie nuneša mus nuo kasdienybės ir rutinos, perkelia į kitą romantišką pasaulį, kur galime išgyventi palaimą. Tai laikas, meilės laikas, kurio laukiame ir dėl kurio išvis šioje žemėje gyvename. Tokio tranzito metu tampame labiau jautresni, romantiškesni, sentimentalūs. Prabunda meilė, norisi pamiršti visas problemas, rūpesčius ir būti su savo mylimu žmogumi. Tokiu laiku galime įsimylėti tą, kuris parodys mums dėmesį ar rūpestį. Meilė tokio tranzito metu dažnai platoniška, bet visada visa apimanti, užvaldanti mus iki sielos gelmių. Tai greičiausia meilės svajonė, kai atsiduodama fantazijoms, kuri giliai išgyvenama ir nesvarbu, ar viskas vyksta realybėje, ar tik svajojame apie tai. Meilė gali gimti iš pirmo žvilgsnio, bet skirtingai negu avine, kai norima greito įvykių vystymosi, Veneros žuvyse laikotarpiu, jausmai gali taip ir likti neišsakyti. Baimė, kad jausmai gali likti be atsako, mus priverčia juos slėpti ir paslapčia žavėtis meilės objektu. Tokiu laiku viskas remiasi pojūčiais ir vidiniais pergyvenimais. Du žmonės atsitiktinai pažvelgia viens kitam į akis, netikėtai gali pajusti dvasinį artumą. Visgi jie gali taip ir išsiskirti, nepasakę vienas kitam nei žodžio, palikę savo ateitį likimui. Neretai tokiu laiku gimsta ryšiai, kurių dėl vienų ar kitų priežasčių nenorima afišuoti. Veneros tranzito per žuvis metu galime susidurti su perdėtu sentimentalumu, jautrumu, nepastoviomis emocijomis, ašaromis be priežasties, išsigalvotomis nuoskaudomis, isterija, apatija. Tokiu metu gali prabusti užslėptos baimės, įvairiausi kompleksai, galime pasijusti visų apleisti, nemylimi, neįdomus aplinkiniams. Dėl to labai pergyvenama, sielvartaujama, perdėtai imama giliai į širdį, kiekviena smulkmena gali įskaudinti. Tokiu laiku sustiprėja trauka alkoholiui, o tai labai pavojinga, nes padidėja galimybė apsinuodyti. Tokiu metu apsvaigstama nuo mažesnės dozės nei paprastai. Veneros per žuvis tranzito metu ypač suaktyvėja kūrybinis procesas. Atsiranda įkvėpimas, aplanko mūza. Tokiu laiku literatūroje, mene, muzikoje gimsta patys gražiausi, poetiškiausi kūriniai apie švelniausius, romantiškiausius jausmus, meilę. Mylėkime ir būkime mylimi. Visiems meilės, laimės ir sėkmės.